Dažnai girdžiu iš žmonių, kad jau darosi įprasti pasakymai, kad pasižiūrėk į pasą arba pagal metus, ko tu nori. Bet visgi, jeigu kalbėti apie tuos senėjimo mechanizmus ar iš biocheminės pusės, tai matyt labai svarbu gauti tuos gerus genus, atsparius genus, kurie labai gudriai mokėtų tas klaidas taisyti. Ir žinoma, labai svarbu tas balansas tarp šitų dviejų procesų. Ir kai prasideda kalba, ar mes galime kažką šioje vietoje keisti, šioje vietoje padaryti, tai žinoma, kad galime, kadangi genetinis visas paveldimumas sudaro tik iki 25%. O visgi aplinkos veiksniai daro didžiausią įtaką. Yra daug kolegų, kurie kalba ilgaamžiškumo tema. Galite rasti taip pat į daug įvairiausių tyrimų, kaip siekiama atrasti, ilgaamžiškumo vaistai arba vaistai stabdantys senėjimą. Taip pat daug kolegų, kurie pateiks jums rekomendacijų apie mitybą, apie fizinį aktyvumą, apie, miego režimą, tikriausiai labai svarbus dalykai. Ir taip pat neleis pamiršti apie įvairias dvasinės praktikas, tokias kaip atjautos meditacija, sakykime, puikių specialistų tikrai galite rasti. Šiandien aš gal labiau norėčiau atkreipti dėmesį pačių į tai, kad šiai dienai galima tirti tokį dalyką kaip, kitaip sakant, pasimatuoti, kaip mums sekasi gyventi. Yra tie vadinami telomerų ilgio matavimai. Kitaip sakant, ištirti, kiek ta ląstelė dar gali daugintis, kiek jinai yra gyvybinga. Antras dalykas, nuo savęs labai norėtųsi atkreipti jūsų dėmesį į visgi tuos vadinamus, bent jau pateikiamą tai kaip ilgaamžiškumo vaistai. Jeigu domins plačiau, tai parašysiu, ne viską galiu dėti čia. Tik tai atkreipkite dėmesį, kad lengvų sprendimų nebūna. Yra dabar viena paplitus medžiaga ir mane pasiekė, tai nepasimaukit, nesusižavėkit. Tai yra visiškai kitam dalykui ir tikrai ne dėl 2-3 kilogramiukų pasimažinimo kurti stiprūs preparatai išbalansuoja absoliučiai visas organizmo sistemas, pirmiausia endokrininę sistemą, kepenų pažaida, nes ten per 3 dienas pasikeičia apskritai ląstelių visas darbas. Apskritai šitie medikamentai nėra iki galo ištirti, reguliuoja metabolizmą, ta prasme, tikrai nepasimaukit, neieškokit lengvų sprendimų. Kažkas manęs kažkada klausėt apie homocisteino normas. Tai žinoma, kad iš kraujo tyrimo tai galima sužinoti. Ir tai yra labai svarbus veiksnys apskritai, kalbant apie ilgaamžiškumo temą. Tai normas galite rasti iki 15, bet tiems, kas nori susilaukti palikuonių, tai turėtų būti iki 8. Kas apskritai nesat susipažinę, kas čia per dalykas, tai tik tai trumpai priminsiu, kad aukštas homocisteino kiekis gali išbalansuoti, apie 200 organizmo kitų reakcijų, tai ten kalba ir apie, dopamino, serotonino gamybas, kitų hormonų disbalansas, ten žarnyno pralaidumas ir daug kitų dalykų. Taip, tai pakalbėjom, kad labai svarbus tinkamas homocisteino kiekis organizme ir kad labai už daug funkcijų jis yra atsakingas. Tai visgi verta paminėti, kad homocisteinas medžiagų apykaito šiukšlė netampa, kai užtenka metilo grupių. Kaip gauti tas metilo grupės realiai gyvenime, ne? Tai metilo grupių turi specifinė folio rūgštis. Kodėl specifinė? Tai kadangi dažnai parduodama mūsų vaistinėse, jinai nėra tinkamiausias pasirinkimas. Ten organizmas dar per keletą jungčių, dažniausiai per 4, turi
pakeisti tą veikliąją medžiagą iki jau įsisavinimos veikliosios medžiagos. Tai aš galėsiu irgi pasidalinti šitų dalykų. Taip pat B12, metilkobalaminas, bet atkreipkite dėmesį į tai, kad ne ciam, o metil. Taip pat labai dažnai sulaukiu jūsų pasakymų. Neturiu energijos, nieko nenoriu ir panašiai ir panašiai. Neturiu jėgų, va dar. Šitoj vietoj matyt labai svarbu priminti, kad toks kaip organizmo akumuliatorius tai yra skydliaukė. Apie kaip atpažinti tokius pirmuosius skydliaukės signalus, tai aš gal pakalbėsiu kažkada išsamiau, bet dabar labai norisi atkreipti dėmesį į tai, kad skydliaukė būtent aktyvina mitochondrijų darbą. Kas tos mitochondrijos? Tai tik primenu iš biologijos mokykloje, kad tai yra ląstelės dalis, taip jau paprastai kalbant, kuri atsakinga už energijos gamybą. Kitaip sakant, mitochondrijos susmulkinama yra tas, ką suvalgo, tik iki smulkiausių detalių, ir mitochondrijos pagamina energiją. Bet taip pat kartu šitam procese visada pasigamina ir laisvieji radikalai. Ir dabar jau laisvieji radikalai visi žinot, kokie jie yra baubai ir kaip čia juos visus naikina. Tai aš vėl tik tai primenu, kad laisvieji radikalai, tiksliau tinkamas jų kiekis, optimalus kiekis, jis yra organizmui reikalinga, kaip ir viskas. Nes tai, Jėzau, tai toksai kaip fizinis kuras gaunasi, padedantis tvarkyti uždegimus, apskritai gintis nuo bakterijų, palaikyti imunitetą, sunaikinti netinkamas ląsteles. Tai va čia ir yra didžiausia problema, kad turi mąstyti tikriausiai apie tai, arba kaip aktyvinti tą mitochondrijų darbą, nes kadangi sena mitochondrija gamina mažai energijos ir daug laisvųjų radikalų. Arba turim galvoti apie tai, kaip tuos laisvuosius radikalus kenksminti, numažinti jų kiekį, Vienas iš to, ką galim atkreipti dėmesį į jau jums žinomus žodį antioksidantus. Tai tik primenu, kad tokį kaip stipriausią gal antioksidantą, tai aš išskirčiau glutationą. Tai mano pagrindinė žinutė ir būtų tikriausiai priminti, kad glutationą, šitą keiksmažodį, aktyvina vitaminas A, E, vitaminas C. Taip pat esu sulaukus klausimų, o kaip dėl melatonino? Tai melatoninas, jau čia daugiau eina kalba apie hormoninį lygmenį, bet melatoninas, kurį šiaip organizmas natūraliai sintetina pats, tik tai dėl vienokių ar kitokių priežasčių tai būna sutrikęs mechanizmas. Taip, melatoninas vis tiek aktyvina glutationą. tą, ką aš išskirčiau kaip vieną pagrindinių, sakyčiau, antioksidantų. Taip pat tikriausiai verta paminėti, kad tas antioksidantų naudojimas, jis irgi turi būti saikingas ir pamatuotas. Dėl to, kad taip mes galim kalbėti, kad antioksidantai čia mažina oksidacinį stresą, irgi jums tikriausiai labai girdėta sąvoka, bet kaip aš visada sakau, žiūrėkit į save, į savo gyvenimą, nes jeigu pas jūs, nežinau, ramybė, meditacija, fizinis aktyvumas pakankamas arba bent jau daug maž link to, tai yra viena. Bet jeigu jūs gyvenat, kaip sakau, padidinto streso sąlygom, įsivaizduokit stresas, ne? Pasiruošimas kažkam, darymui, bet mūsų tas gyvenimas toks, kad tas kažkas, tas darymas taip niekada ir neteina. Ir mes vėl iš to didelio streso kiekio einam ten, nežinau, savo projekto rašyti toliau, ne?
Tai mūsų tos pirmykštės smegenys truputėlį kitaip veikia, jos norėtų, jei ruošiasi tai ir daryti kažką. Ir vat mes vėl grįžtame į tą tokį, nežinau, pasiruošimo stadiją ir kitaip sakant, tas stresas ir neleidžia atsistatyti sistemom. Ir tas buvimas visada tokiam paruošiamajam katabolizme, tai nėra gerai. Kitaip sakant, už tai ir sako, kad stresas aktyvina oksidacinį stresą. Tai įsivertinkit tokius dalykus, koks yra jūsų gyvenimo būdas, kiek jūs to streso patiriat. Ir kalbant šitą temą kaip amžėjimas, kaip senėjimas, tai čia, nežinau, tikriausiai 3 valandų paskaitą reikėtų kalbėti ir dar ne viską būtumėm apkalbėję ir įsiaiškinę, bet į ką man norisi labai atkreipti jūsų dėmesį, tai į mikrobiotą. Aš kažkada apie tai kalbėsiu plačiau ir matau, kad reikia tam skirti dėmesio, kadangi žarnynas ne veltui sako, kad antros mūsų smegenys ir dirbdami visceralinė kryptim studijoje matom, kad tai yra dažna problema. Tai įdomi naujiena ta, kad pagal bakterijų lygį galima nustatyti, kokiame organizmas amžiai. Įsivaizduojat? Ir iš karto klausimas kyla, tai ką daryti? Tai dabar labai trumpai pasakau, kad probiotikai plus prebiotikai ir plus palaikyti gerųjų bakterijų įvairovę. Kaip tai padaryti, jeigu bus įdomu, pakalbėsim plačiau. Na ir kai visko čia jau prikalbėjau, neaišku ko ir neaišku, ką čia reiškia, tai prieinam pagaliau įdomiausią dalį, tai kągi daryti. Tai ką daryti, aš jau šiek tiek paminėjau čia visko iškalbėdama, o šiaip tai padariau tokią santraukėlę lengvą, nuo ko tiksliau būtų galima pradėti. Neminėsiu visokių, tas aktyvina tą, tas aktyvina, čia tokie baisūs keiksmažodžiai, kur visai jums nereikia apsikrauti jais. Pasižymėkit kelis dalykus ir kaip visada mes esam kalbėję, kad apie tą organizmo resursą. Tai ir galvot tikriausiai reikėtų apie tai, kaip tą resursą truputėlį pakelti, truputėlį pagerinti, ne? Tai kelios iš medžiagų ir dažniausiai tai nėra taip, kad reikia kažkurios vienos. Kažkurios vienos ar kažkokių būtent gali reikėti tada, kai, nežinau, turėsit kokį nors individualų, platų endobiogenikos, pavyzdžiui, tyrimą, ne? Kai žinosit ne tik kažkokią normą, nenormą, bet kai realiai žinosit savo asmeninę situaciją. Tada taip, gali reikėti kažko konkrečiai ir eiti kažkokia konkrečiai kryptimi. Bet, kaip sakau, statistiniam vienetui, kuris dar nėra savęs nuvaręs labai žemai, dažniausiai užtektų rinktis tokius kaip kompleksus. Ir kas maždaug galėtų į tuos kompleksus įeiti. Tai aš užsirašiau. Pakalbėti apie resveratrolį. Taip pat, sulaukiu klausimų, yra vaistas metforminas, cukrinio diabeto gydymui reguliacijai skirtas. Tai tikrai nepradėkit naudot metformino. Taip, jisai išgautas iš ožiarūčio, bet yra švelnesnis, šiek tiek, švelnesnis būdas. Vietoj metformino, jeigu tikrai neturit bėdos ir neturit paskyrimo, tikrai rinkitės, pavyzdžiui, barberiną. Tai resveratrolis, barberinas, bergamotinas, irgi polifenolis iš bergamotės. O apie barberiną, tai sakau, iš raugerškio uogų jisai išgaunamas. Ką dar vertėtų paminėti, tai kvercetinas, veiklioji medžiaga,
irgi randama svogūnuose, česnakuose, beje, tai puikia medžiaga kovojantiems su alergija. Čia priedas. Kurkuminas. Visi žinot, kad iš ciberžolės polifenolis, bet atkreipkite dėmesį, ne tai, kad parašyta kurkuminas ir neaišku kokie kiekiai, arba parašyta, kad įdėta ciberžolės ir jau mes įsivaizduojam, kad ten bus kurkumino. Deja, šiandieninė sistema veikia truputį kitaip, nelabai aš gal čia taip galiu kalbėti atvirai, bet pasižiūrėkit kiekius. Kadangi tai, kad parašyta ciberžolė, supraskit, kad kurkuminas yra brangi medžiaga. Ir jeigu jūs perkat prieskonius parduotuviai arba kažkokį ten, nežinau, pigų dalyką, tokia veiklioji medžiaga, jinai kaip kurkuminas, jinai jau bus iš ten pašalinta arba tas kiekis bus toks mažas, kad klausimas, ar jis bus veiksmingas. Tai va, ir pabaigai gal dar reikėtų paminėti, kad irgi labai neišsiplėsdama B3 arba jo derivatai. Tai galima pasižymėti tokį dalyką kaip nikodinamino ribozidas. Beje, B3 visai neblogai plečia kraujagyslės, kam aktualu. Ir dar galit kompleksinių papildų sudėtyje sutikti tą spermidiną. Tai viskas čia yra labai gerai. Jisai kaip tik aktyvina apoptozę. Tai matyti jau pabaigai šitą temą. Tik priminsiu, kad jum ir taip žinomus dalykus. Visada kalbėsim apie fizinį aktyvumą. Visada kalbėsim šitą liečiant mitybą, visada kalbėsim streso valdymą, o tai galite daryti įvairiausiais būdais. Nežinau, kvėpavimas labai svarbu, kvėpavimo technikos, turėti savo kažkokius tai įpročius teisingus arba nusiraminimo būdus, nežinau, meditacija, vaikščiojimas, muzika, muzikos terapija. Beje, man pačiai labai padėjęs dalykas kažkada. Ir nesu mitybos specialistė, bet verta atkreipti dėmesį į tokį dalyką kaip kalorijų lengvas trūkumas. Ir nemažai šitos srities specialistų žiūriu, kad rekomenduoja tą lengvą badavimą. Pavyzdžiui, protarpinis badavimas kaip pavyzdys. Tai aš galiu tik nuo savęs pridėti, kad tikrai randu daug informacijos, kad šitas dalykas aktyvina autofagiją. Tai kitaip sakant, tai yra natūralus organizmo mechanizmas apsivalyti tas nenaudingas senas ląsteles. Tai tai linkiu jums sėkmės, tikiu, kad nors truputėlį mano šita žinutė jūs pasieks, o labiausiai tai užkurs dar daugiau klausimų, kuriuos mes galėsim jau aptarti individualiai.